Mes susidraugavom labai po biškutį, su kiekvieną dieną vis labiau, dabar tik praėjau kažkur porą savaičių, mes esame Lietuvoje, sekasi gana efektyviai, gana gerai, manau, jeigu gali net pasigirti, valgau jau su ranka iš šakutės, tai man didelis džiaugsmas, teikia didelį malonumą ir galiu paimti puoduką, dasikelti jį iki lūpų. Bet dar dantų neįstaužyti ar savęs neapsipilti dar su šiaudeliu. Bet ateityje gal planuoju ir nereik šiaudelio. Bet šiai dienai dar kad pratintis būtų jaukiau, dar reikia. Įdomu, kaip tu kalbėjai apskritai apie tą ranką. Sakai, kad mes draugaujam. Aš turiu jaustis, kaip jinai būtų grinai mano kūnų dalis. Bet tu dar to nejauti, kad tai jau yra. Dar taip visai nėra, dar to trūksta. To galutinio susidraugavimo. Dar daug ko mokintis, iš tikrųjų, kaip mūsų profesorius, kaip sakė, čia tas pats, kaip pilotuoti kažkokį lėktuvą, kai valdyti didelį daiktą, techniką kažkokią. Tai yra ką veikti iš tikrųjų, nes yra ką veikti. Kalbant apie šią dieną, kiekvieną dieną reikia mokytis vis kažko naujo. Kas yra tas šiandien naujas dalykas, kurį tu mokysi? Šiandien, šitą važiuojant į Vilnių, sustojom atsigerti kavos. Tai irgi gal antrą kartą mes buvome. Degalinėje, ar ne? Degalinėje, tiesa. Sustojom, dar mama taip žiūrėjo, sako, tu nerizikuok su rūbais, sako, esi tokiais apsirengęs ir rizikuoji. Aš savim sakau, pasitikiu, mama, aš padarysiu ir paėmiau puodelį, atsigėriau gražiai, neapsipyliau savęs, kaip matot, gražiai atsigėriau. Iš to paprasčiausio popierinio puodelio degalinėje, ar ne? Bet tas įkėlė su šiudelį, taip, bet prasme paėmęs iš šitą ranką, taip. Iš ties tie labai maži dalykai, ar ne? Jie yra labai svarbus. Labai svarbus iš tikrųjų. Ką tu dar norėtum padaryti, ko dar nesugebi su šitą ranką? Kokia yra tavo svajonė ir siekiamybė išmokti? Siekis, kad iki to visiškai, kad nepriklausomas būčiau, dar šiek tiek dar trūksta, kad dar reikia mokintis, dar reikia daug pastangų dėti į tai. Ir tikrai, bet aš tą susibrėžęs pasiekti tai. Tas mano svajonė, o aš norėčiau pratęsti tą tokį gerumą. Mano svajonė yra, ką aš daug gerumo pamačiau, sutikau daug žmonių ir norėčiau toliau tą gerumą visą dalintis to gerumu. Ar tu jautiesi skolingas tiem žmonėm, kurie tau padėjo? Taip, norėčiau toliau tą gerumą pratęsti. Ką tu turėjai omeny pratęsti gerumą? Daryti gerus darbus. Dabar mokinuosi 12 klasėje, pasibaigti 12 klasę, toliau siekti mokslų ir bandyti kabintis į gyvenimą ir rodyti, kad galima siekti ir... Per pastarąsias savaitės, net per pastarosius metus, kai įvyko operacijos ir kai buvo pritaikoma tau ta bioninė ranka, tu esi įvardyjamas pirmoji žmogumi, kuris niekada nevaldė bioninės rankos ir dabar ją gali valdyti. Per tuos visus metus tu sulaukai labai daug dėmesio iš žiniasklaidos ir iš kitų žmonių. Kaip tu su tuo susigyveni, kaip tu pripranti prie to dėmesio? Iš tikrųjų, labai keista, man tas biškai jaudina, kai žmonių dėmesys, kai ateini į viešą vietą kaip su ranka, žmonės iš tikrųjų labai mane atsisuka, jaudina. Bet jeigu viso to nebūtų buvę viešumos, kažin aš būčiau turėjęs šiandien. Ar Pagėgiuose tu dabar esi žinomas? Manau, kad ne tik Pagėgiuose. Manau, kad taip. Kaip į tave reaguoja žmonės ten gimtajame miestelį? Atsižiūri labai gerai atsižiūri, taip labai. Ir labai gerai atsižiūri. Ar jie nori paspausti tavo ranką lygiai taip pat prie? Jos, taip, paspausti šitą ranką ir aš labai... Ką tu jauti darydamas, tuos dalykus įprastus, atrodo visiems kitiems, paimdamas daiktus? Kažkokas kaip atradimas. Bet ar pojūtis yra toje rankoje? Toje rankoje yra pilna elektronikos ir sensorių. Taip, yra sensoriai, elektrodai įvairūs. Kas yra įdomiausia, kaip aš niekada nevaldęs rankų, nebuvo pas manęs tų jutimas, kur persudant tą pirmąją operaciją, tai aš šitą ranką sugebu valdyti su 2 sensoriais, kur praktiškai žmogus turėtų valdyti ją su 6 elektrodais, o aš ją valdau su 2. Tas labai sudėtinga, apsunkinam biškutį, bet aš jau baigiu priprasti, viskas tvarkoje. Tas labai įdomu yra. Kad aš su 2 sensoriais sugebu valdyti ranką. Suprantat, su nugariniu ir su priekiniu. Taip. Sensoriai jutikliai yra. Taip. Spausti, atleisti. Bet kai tu paimi, pavyzdžiui, puodelį arba šakutę. Atleisti. Ar tu jauti daikto formą, ar tas persiduoda lygiai taip pat, kaip ir noras kažką daryti? Kaip ir noras būtų. Kaip
kaip noras. Ne, aš turiu omeny, ar tu jauti daikto formą tuo metu, kai tu paimi puodelį? Jausti, prasme, karštį, šaltį? Ne, šito ne. Tokias rankas jau yra atrandamas, viskas, bet ir prekybose dar tokių rankų nėra pasaulyje. Tikrai galiu patvirtinti. Bet ateityje gal po 5-3 metų gal bus kas rankas, kad jausis sensorius toksai. Šiandien šį vakarą yra padėkos vakaras. Taip. Tu jį surengė tiem žmonėm, kurie padėjo visam šitam keliui tau iki bioninės rankos. Ar po to tas dėmesys truputėlį nuslūks, ar tu to jau lauki? Kad nuslūkto dėmesys? Taip. Nežinau, aš sunku tai atsakyti, kaip dėmesys, ta prasme. Dabar biškai norėtų susigyventi su ranka, žinot, truputį. Palikti jūs tik tai dviese, ar ne? Taip. Kaip man pasiseks toliau su gyventi, aš manau, kad būtų geriausias variantas, kad susidraugauti, susigyventi ramybėje.